Mėly mokiniai, gerbiami mokytojai, brangūs svečiai, šiandien mums visiems, o labiausiai jums, tėveliam ir mokiniams, yra šventė. Pirmoji paroda, gal ne visai pirmoji, aš kiek žinau, dailės mokykla daro dažnai jūsų parodas, tai vienur, tai kitur, ir pas mus buvo jūsų mažesnių dar buvusių paroda. Tikrai labai džiaugiamės, kaip ir kiekvienais metais, su gražia, jaunatviška, nepakartojama paroda, kuria džiaugiasi ne tik pasvaliečiai, bet ir mūsų svečiai. Tad naudodamasi progą, aš pirmoji jūs sveikinu ir linkiu, kad tai nebūtų paskutiniai jūsų kūrybiniai darbai, kad tos kūrybos būtų dar daug gyvenime ir kad ir toj pilkoj kasdienybėj, kurios tikrai jūs ją turėsit, visi ją turi, jūs visur matytumėt grožį. Ir visur jaustumėte tą kūrybinę kibirkštėlę, kad kažką pakeisti ir padaryti. Tad dar kartą jūs visus labai sveikinu. Čia tradiciškai dovanojam pieštukus, kad nepamirštumėt piešti, o mokytojams įdomus direktoriai šiaurietiškus atsivėrimus, kad pasiskaitytumėt, kad ne vien tik pieštumėt. O pas mus šiandien jūsų pasveikinti atėjo, žinokit, daug svečių. Ir vieni nori pakalbėti, kiti tyliai nori pasveikinti. Tai gal dabar norėčiau pakviesti rajono mero pavaduotoją Povilą Balčiūną, va čia stovint ir galvojant, ką čia gražaus pasakyti. Atimant kalbėti ar tylę pasveikinti? Gal garsiai. Aš žinokit, šiaip tai iš tikrųjų prasidedant šitam renginiui, tai ko gero man asmeniškai norėjęs, kad tie gražus muzikos akordai dar skambėtų ir skambėtų, kad mes tyliai, ramiai, gražiai grožėtumėmės tais nuostabiais darbais, kurie puoš muziejų ir kad paprasčiausiai šnekėti iš vis nereikėtų, bet Vitutė provokatorius kaip visuomet. Bet jeigu rimtai pasakys, tai jūs, mielas jaunime, darot žiauriai gražius darbus. Ir man taip norėtus, kad jūs, ko gero ir jūs artimieji tą patys norėtų, kad jūs šitą savo pomėgį vienaip ar kitaip tęstumėte. Ir ko gero džiaugtus
ir jūsų mokytojai, ir pagalvokit paprastą dalyką, ar nemiel būtų pamatyti jūsų daiktą pas kažką, kažkam padovanota, kažkam paleista, kažkieno nupirkta po daug metų ir suprastumėt, kad jūs mokytojai jūs mokina minkit molį arba prakalbėt popierį ar kažkokį daiktą, tai buvo tiesiog neveltui triūsus. Tai tiesiog nežiūrinti tai, kad už langą atostogos, kai kam galbūt bus kažkoks iššūkis naujas, galbūt egzaminai, bet tiesiog noris, kad jūs nepamirštumėt nuoširdžiai to pomėgio ir laiks nuo laiko jūs prie šito savo gražaus darbo, kurį geba daryti toli graž ne kiekvienas, sugrįžtumėt ir džiugitumėt ir savo širdį, ir kitų širdį. Tai aš galvoju, kad mokytojais Alts taip stovi, irgi panašiai galvoju, pat gerai, fain, kad vaikai vis tik darytų tai ir mokytojai Erik, ir mokytojai Nerutė, ir ko gero vis, tai tiesiog gerą apmąstymą, nepameskite tai, ką išmokot, ir aišku, geros, šiltos, prasmingos, ateinančios vasaros visiems. O šalia vicemero stovi švietimo skyriaus vedėjas, Kazimieras Polekas, viso skyriaus pavadinimą nesakiau. Svarbu švietimo. Tai aš nenoriu kartotis tą, ką mero pavaduotojas sakė, visi sakė, bet žinot, kai gyvenimo, sakykime, profesinė ta veikla eina į pabaigą, tai visada pradedi apie save galvoti savikritiškai. Ir žinot, kodėl? Todėl, kad tos galimybės, kurias jūs šiandien turit, nors ir kad ir 12 šiandien jūs išleidžia, vadinkim, absolventų, ar ne, į gyvenimą, ne į gyvenimą, bet į tolimesnį mokymąsi, švietimą, tai iš tikrųjų galvoji apie save, kad juk gyvenime būna tokių akimirkų, tokių, užplūsta tokie, kaifas kažkoks, sakykime, ne? Ir kai tu galvoji, kad galėtum kažką tai prasminti, betgi negebi. Tai aš džiaugiuosi, vaikai, kad jūs iš tikrųjų gebėdami, aš manau, tuos savo gebėjimus dar jūs tobulinsite, nes su branda dar ir jūsų mąstymas ir visa kita patobulės, sudėtingės. Aš nemanau, kad jūs nei vienas negebėsite įprasminti. Aš manau, kad tikrai šiandien jūs, ar tai molyje, ar tai drobėje, ar tai kur kitur, tas gyvenimo akimirkas pačias džiugiausias jūsų, nes mūsų gyvenimas visada būna tokie sinusoidai, tai pakilimai, tai nukritimai, taip ir bus, ir mūsų tai buvo tas gyvenimas, aš tikiuosi, kad dar ir toliau tai bus. Tai tas jūsų įprasminimas, sakykime, tų gražių akimirkų, nes kada tas sinusoidai nusileidžia žemyn, pasižiūrė į tos savo darbus ir iš karto tas sinusoidai staigiai šoktelė aukštyn. Tai vaikai, aš to jums linkiu iš tikrųjų, kad gebėtumė tą, ką šiandien Nerutė jums davė su Erika Raudu, tai kad jūs ir toliau iki pat žilos ir gilios senatvės įprasminsime tą kaifą, tas džiugias, gražias gyvenimo akimirkas. O dabar žodis ir visa šventė muzikos mokyklos direktoriai Broniukei. Sveiki visi. Labai džiugu, kad šiandien mes čia susirinkom tokią puikią progą. Tradicinę progą, nes šiandien mūsų didžiausiai menininkai, dailininkai baigia mokyklą. Žinoma, tai gal kiekvienam iš jūsų ir džiugu, mums tai tikriausiai mokytojai gaila, nes
paskutiniai metai kažkaip atskleidžia turbūt pačius geriausius bruožus mokinių ir jie atsiskleidžia pilnai. Ir tada labai gaila pasidaro, kad tokie puikūs mokiniai palieka mokykloje. Atrodo, jau subrendo, jau pasiėmė daug ir išleidžiam. Tikrai tas... Tai va, taip aš, taip yra tokia tikrovė. Bet vis tiek džiaugiamės, kad ypač kreipiuosi į baigiančiuosius mokinius, kad jūs čia, kad jūs išlikot, buvot toj mokykloje, pasiėmėt viską, kas geriausia iš mūsų šauniausių mokytojų ir kad turit tuos instrumentus, kuriais galėsit kurti, lipdyti, tiesiog gal net ir maitintis gyvenime. Tai tikrai labai visiems linkiu sėkmės. Ir kad įteisinti tą instrumentų gavimą, tikrai visus kviečiu 16 val. Šiandien į muzikos mokyklos salę atsiimti pažymėjimų. Ir visus kviečiu būti liudininkais ir sudalyvauti. Tai gražios šiandien čia šventės ir laukiam muzikos mokykloje. Dabar suteikiu žodį Nerutei, nes turbūt pristatys mokinius. Labą dieną. Kaip ir kiekvieną pavasarį mes savo darbo vaisius sunešam į krašto muziejų. Tai mums tikrai be galo malonu, kad turim tokią gražią salę, kurioje galim parodyti, ką sukūrėme per pusę metų. Na ir kad tas jau mūsų čia toks pasirodymas vyktų, tai viskas priklauso, žinoma, nuo muziejaus direktorės Vitutės. Tai aš jai noriu padovanoti savo gėlelę. Na, o mokinius tai sveikinu vis tiek su pirmąja, galima sakyti, paroda, nes tų tokių nedidelių buvo ir ne viena, bet jau tokia rimtesnė, tai tikrai jūsų čia yra pirmoji paroda. Tai aišku, linkiu, kad būtų daugam galbūt ir ne paskutinė, bet jeigu kas tik šioje sudalyvausite, o jau savo kūrybinio ar ten tolimesnio kelio nesusiesite su daile, tai aš manau, kad visą laiką galbūt bus jums noras užeiti kokią nors parodą aplankyti ar į galeriją, o gal bus tiesiog gal vakarais ką nors veiksit, ar kokius karolius versit, ar siuvinėsit, ar tapysit, ar lipdysit. Nu, aš žodžiu, kad vis tiek aš manau, kad tą, ką jūs išmokot, tai vis tiek gal jums kada nors gyvenime pravers. O šiaip jau iš tikrųjų tai daug mūsų mokinių baigusių pasirinko tiek dailininko, tiek architekto specialybę ir mes susitinkam ir parodose, ir Vilniuje, kurie ten gyvena, aplankom jų parodas, o čia jau toli ieškoti ir nereikia, tai ir Paulius va mūsų buvęs mokinys, ir Saločiuose Valius Remeika. Jo darbas yra čia? Paulius seniai baigė. Jo čia nėra. Tai daug yra iš tikrųjų ir gana jau tokių pagarsėjusių meno pasaulyje dailininkų. Tai va, ir jums aš linkiu, kad toliau nepamirštumėte dailės. Na, o dabar leiskite pristatyti jūs, kad jūs pristatytumėt savo darbą. Tai pirmąją kviečiu pristatyti darbą Greta Andrašiūnaitė. Aš esu Greta Andrašiūnaitė, man 14 metų. Dailę pradėjau lankyti nuo 5 klasės. Baigiamai darbą pasirinkau tapybą, nes joje man labiausiai sekėsi išreikšti savo mintis. Mano pagrindinė figūra yra maža mergaitė, keliaujanti paslapties pažinimo keliu. Dėkoju mokytojui Aldai Kleiriui už pagalbą sukurti šį kūrinį. Šį darbą pavadinau Paslapties pažinimas. Ačiū. Sveiki visi, esu Doma Manavičiūtė, man 16 metų. Baigiamąjį darbą pasirinkau tapybą, nes tapyba man ne tik spalvų maišymas paletėje, bet ir jausmų išreiškimas spalvomis bei linijomis. Savo darbą pavadinau Vaikystės pasaka. Šiame darbe pavaizdavau vaikystę, kitaip sakant, kitokį pasaulį, kurį galime išvysti tik pasakose. Esu labai dėkinga savo mokytojui, kuris ne tik padėjo man įgyvendinti šį darbą, bet ir išmokė daug naujų dalykų tapyboje. Ačiū. Darbą pristato Arminta Strauskaitė. Šiems darbams tokius pavadinimus įdėjau dėl to, kad jie sukomponuoti iš sagų ir užtrauktukų, kuriuos naudoja siuvėjos.
Idėja gimė dar gruodį, kai su mokytoja Erika planavome, ką ir iš ko darysime. Planavau iš sagų klijuoti žuvų paveikslus, bet po ilgo apsisprendimo dabartinis rezultatas kabo čia. Taigi ačiū sakau savo mokytojai Erikai Andriūnaitei už begalinę kantrybę ir pagalbą, padedant daryti man šiuos darbus. Ačiū. Paveikslo visų sudėtinių dalių pagalba bandžiau perteikti muzikos garsus, todėl savo darbą pavadinau melodija. Darbą pristato Džiulieta Jokubaitytė. Labą dieną, aš esu Džiulieta Jokubaitytė, man 19 metų. Pasirinkau daryti šį darbą todėl, nes man patinka tikslumas, spalvingumas. Mano darbą sudaro 2 darbai, kurių pavadinimas yra iš vaikystės sapnų. Prisimenu sapnus ir vaikystę, atsimenu sapnus ryškius, kuriuose regėjau spalvingus drugelius, pievas. Savo darbę naudoju juodą pagrindą. Naudojau auksinę spalvą smilgoms išreikšti. Taip pat naudojau žalią spalvą augalų harmonijai parodyti. Išplačiau stigo idėjų karpiniams, tačiau pasidomėjus atsirado ir mano savitas stilius. Mano darbe yra panaudota 14 drugelių. Iš viso iškarpiau 26. Mano manymu, darbe panaudoju labiausiai pavykusius drugelius. Ačiū gerbiamai mokytojai Erikai už nuoširdų darbo pagalbą. Ačiū. Darbą pristato Elada Indrišiūnaitė. Kaip žinome, visi mes gyvename Žemėje ir suprantame, kokią didelę įtaką gyvenimui, taipogi ir mums daro vanduo. Tačiau ne tik mums jis reikalingas. Be mūsų yra daugybė paukščių, žuvų ir kitų vabalų, kurie be vandens tiesiog neišgyventų. O dažnas iš mūsų net nesusimąsto, kas būtų, jei vandens nebūtų, o tik šiukšlina ir teršia jį. Todėl manau, kad kiekvienas prieš ką nors darydamas turėtų gerai pagalvoti, kad taip elgdamas jis pakenks ne tik savo, bet ir visiems aplinkiniams. Taip, aš savo darbą susijau su šia problema. Norėjau parodyti, kad vandenyje ir dėl vandens gyvenančius gyvūnus saugo vandens sergėtojos, kurios ne tik globoja, bet ir pačios gali būti savotiški švaraus vandens indai. Taip pat noriu ištarti didelį ačiū mokytojai už kantrybę ir už didelę pagalbą. Ačiū. Darbą pristato Jorūnė Kurlianskaitė. Taigi, tikriausiai nerasime žmogaus, kuris nebūtų skaitęs ar girdėjęs pasakų. Pasakos tai mielas, savas ir šildantis pasaulis su savotiškais gyventojais. Iš šių personažų giliausią įspūdį man paliko karaliai. Tai užburiančios būtybės, nubrėžiančios ribas tarp gėrio ir blogio, tarp tiesos ir melo, o kartu tai linksmi visagaliai keistuoliai. Mano 3 karaliai ir vaizduoja pasakų pasaulį, kur iš karalių lūpų tariamas žodis lemia kitų personažų gyvenimą, kūrinio nuotaiką ir baigtį. Savo darbą spalvų žaismu aš norėjau perteikti malonias emocijas bei sugrąžinti jūs į vaikystę. Ačiū. Darbą pristato Otilija Remykaitė. Man 14 metų, muzikos mokyklos dailės skyrių lankau nuo 3 klasės. Baigiamajam darbui pasirinkau tapybą, nes šis dalykas man sekėsi geriausiai. Savo darbą pavadinau gyvybės medis, nes žodis gyvybė man asocijuojasi su judėjimu, spalvų įvairovė. Na, o medis mūsų kultūroje yra mylimas nuo seniausių laikų. Tikima ir jo kaip pasaulio medžio galia, apimančia gyvybę nuo pat šaknų iki dangaus. Paukščiai simbolizuoja žmonės, kurie kelia sparnus aukštyn ir siekia savo svajonių bei užsibrėžtų tikslų. Ačiū. Na, dabar darbą pristatys vienintelis iš tos gražių mergaičių puokštės berniukas. Aš esu Rokas Sakalauskas, man yra 14 metų. Mano darbas pavadinimu Ark drakonai ir yra
išgalvoti ir nereali. Nors jie išgalvoti ir nerealūs, užtat jų kartais prisibijo. Aišku, savo vaizduoti. Įkvėpimą aš semiausi iš išgalvotų ir nerealių drakonų, kurie neegzistuoja realybėje. O aš norėjau juos paversti realiais, nors iš dalies. Dar norėjau perteikti jų galybę, didingumą ir ekspresiją. Ačiū uždėmesį. Man 17 metų. Baigiamajam darbui pasirinkau keramiką, nes man tai turbūt geriausiai sekėsi ir galėjau tikėtis gana neblogų rezultatų. Mano darbas vadinasi Vaikystė ir jis atspindi patį gražiausią ir turbūt nerūpestingiausią gyvenimo laikotarpį. tą nerūpestingumo įspūdį man padėjo sukurti ryškios spalvos ir daiktai išmėtyti aplinkui. Ir jis man sukelia gerus prisiminimus ir tikiuosi, kad tokius sukels ir jums. Ir labai noriu padėkoti savo mokytojai Nerutei už pagalbą ir kantrybę dirbant. Dėkui. Esu Elina Varnaitė, man 18 metų. Mano darbas yra 3 dalių ir vadinasi spalvų kaleidoskopas. Kaleidoskopas tai vaikystės žiūronas, pro kurį žiūrėdavau ir stebėdavausi vis kitokių spalvų ir ornamentų žaismų. Iš pradžių norėjau kurti mandalą, nes tai būtų atspindėję mano vidinį pasaulį. Bet vis dirbant prie darbų, supratau, jog jie man primena tą vaikystės kaleidoskopą. Mano darbo priemonės yra įvairių butelių dangteliai, virvelės, izoliaciniai vamzdeliai, o pagrindą visiems 3 darbams pasirinkau žalią, kad atspindėtų dangtelius ir virveles. Labai dėkoju savo mokytojai Erikai už pagalbą man. Ačiū. O dabar visus kviečiame pereiti į šitą salę, nes dabar darbą videofilmuką pristatys Rūta Staškevičiūtė. Baigiamajam darbui pasirinkau animaciją, nes tai mane labiausiai domino. Sukurti filmuką man buvo didelis iššūkis, per šį laikotarpį daug ko išmokau. Darbą pavadinau Vėjas ir vėjas šiame filmuke simbolizuoja kūrybinį polėkį, kuris gali būti ir pozityvus, ir destruktyvus. Ir taip pat norėčiau tarti didelį ačiū savo darbo vadovui Aldui Pleiriui.